Trečias dalykas, kurie su partnerystėm yra labai svarbus, tai yra tikslinė auditorija. Mūsų tikslas yra šaudyti 10. Ir jeigu mes kūrėme reklaminę kampaniją, mes sudarom auditoriją, ar tas pats Facebook'e būtų lookalike'as, tie, kurie pirko, tai vis tiek irgi šaudama nėra toksai tikslus, kaip pavyzdžiui, aš pateiksiu pavyzdį. Jeigu man reikalinga mama, kuri perka būtent 6 metų vaikui prekes, ir aš būtent orientuojuosi į tą tarpą 6-7 metų vaikus, galbūt aš turiu kažkokius lavinančiuosius žaidimus, kažkokias sistemas lavinančias, edukuojančias vaikus ir būtent to amžiaus, tai jeigu aš sudaryčiau partnerystę su rūbų pardavėju, kuris būtent ir parduoda, ir galima identifikuoti, kad parduoda 6-7 metų vaikui, tai čia šaudimas yra praktiškai 100%. Vienintelis klausimas, ką aš tokio galiu pasiūlyti, kokį resursą savo potencialiam klientui per partnerį, kad jis ateitų pas mane. Tai va čia tą tikslinę auditorijos galite pasirinkti labai tiksliai ir labai yra svarbus dalykas, kai pradedama partnerystę kurti, tai yra įsiaiškinti, identifikuoti. Pirmiausia, ateini pas partnerį, tai tu žino, kas tavo klientas yra, kokio tau kliento reikia, koks yra mokus klientas, o ne tai tas, kuris ateis ir atsiims iš tavęs dovaną ar tą resursą, kurį tu duodi. Tai tikslinė auditorija tai yra jūsų klientai, didžiausia vertybė ir stipriausias resursas. Apie klientus. Jūs klientus kaip resursą, tai jūs turite patys, ką reikia nepamiršti, ir turi jūsų partneriai. Resursas, kurį jūs turite patys. Tai pasitelkęs įvairiausius sprendimus, įvairiausius įrankius ir pradėti dirbti su savo klientais, jūs realiai būsit pasmerkti užauginti savo verslą. Graudus yra dalykas tas, kad daug kas pamiršta dirbti su savo klientais. Nedirba su savo klientais, negeneruoja papildomų pardavimų, neinvestuoja laiko, neinvestuoja į sistemų kūrimą tam, kad esate turbūt girdėję, kad parduoti pirmą kartą kainuoja nuo 5 gal iki 14 kartų brangiau negu parduoti antrą kartą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad suprantat, kai klientas ateina ir sumoka jums pinigus, tai reiškia, kad jis parodo didžiausią pasitikėjimo lygį, kokį tik tai būtų įmanoma parodyti, nes jisai jums atiduoda savo pinigus mainais už tą, ką jūs jiems siūlote. Tai yra didžiausias pasitikėjimo lygis ir įėjus į tą pasitikėjimo ratą potencialiam klientui, jam tikrai yra lengviau, jeigu jūs, aišku, nesusivarėt. Jeigu jūsų tikslas yra apgauti, prastumti kuo greičiau ir nesvarbu, kokį potyrį klientas patiria, tada čia jau yra kita kalba. Bet jeigu jūs stengiatės, jūs mylit savo klientus ir jūs kūrėte tokią vertę, kad jūs norėtumėt, kad tas klientas pirktų ir tas servisas jūsų aptarnavimo yra aukšto lygio, nes jums rūpi jūsų klientas, tai tikrai jūs turėsit galimybę parduoti jam dar kartelį. O jeigu jums reikalingas resursas, kurį turi jūsų partneriai, atlikus namų darbus ir identifikavo savo kliento profilį, apie ką aš kalbėjau, jums bus labai lengva identifikuoti, kurios įmonės jums bus tinkamiausios partnerystė. Jūs tada galėsit labai mažiau gaišant laiko, žinoti, su kuo jums reikia susisiekti, kokio kontakto jums reikia, tam, kad jūs pradėtumėt sukurti partnerystę būtent savo kažkokia konkrečiai prekiai ir paslaugai. Tai štai ką mes turime. Mes turime, kad partnerystės padeda kurti stiprius pasiūlymus ir sutaupo jums pinigus, nes jums nereikia investuoti savo asmeninių pinigų į pasiūlymo kūrimą, o jūs taip įsiskaitate iš konkurento. Partnerystės leis pasiekti savo klientus pigiau ir efektyviau, apeinant mokamą reklamą, bet kuriant savo kanalus ir kuo daugiau kanalų sukuriat, tuo daugiau potencialių klientų srauto jūs turit pas save. Ir realiai tinkamai viską padarius, jūs galite galima sakyti, kad net automatizuojamas taipogi yra klientų srautas į jūsų įmonę. Daug tarptautinių įmonių, kurios plečiasi, kurios auga ir teko tikrai daug perskaityti knygų, pavyzdžių. O geras labai pavyzdys Netflixas. Žiūrėkit, Netflixas taip jie reklamuojasi ir jie yra labai žinomas ir tenais yra istorija labai sėkminga, pavyzdinga. Ta prasme, pavyzdys yra, ko mes galime pasimokyti iš tos įmonės. Ir aš galvoju, nepamenu, ar Samsung, ar kokį televizorių mes pirkom kažkada. Ir ant pultelio tu matai Netflixo būtent ženkliuką, kad tu naršydamas per savo tos televizijos kanalus, tu realiai turi mygtuką, kuris automatiškai nueina į nuorodą Netflixui. Ir jeigu tu ne accountą turi, tu iš karto žiūri. Čia yra tobulas partnerystės pavyzdys, kaip Netflixas sudarė būtent partnerystės su televizoriais. Nes būtent per televizorių žiūrimi šitie visos laidos, prieiga į Netflixą, ne per kompo, per televizorių pasidarė įmanoma.
labai lengvai, labai greitai, identifikacija ant mygtuko yra tam būtent, kad per partnerystę. Ir trečias, tai yra jūsų didžiausias resursas yra klientas. Numeris resursas tai yra padidinti jūsų pačių pardavimus. Realiai jūs galite padvigubinti pardavimus. Žinote, toks sumuštinis yra, kaip padvigubinti pardavimus labai greitai. Įsivaizduokit, jeigu pas jūs klientas nupirko vieną kartą ir jūs padarysite, pasistengsite, kad tas klientas nupirktų dar antrą kartą, tai jeigu 100 klientų pas jūs nupirko ir iš tų 100 klientų jūs sugebėsite duoti tokį pasiūlymą, kad tas 100 klientų nupirktų dar vieną kartą, jūs jau padvigubinot pardavimus. Viskas. O jeigu dar tas klientas, jūs padarysite tą klientą ne tik tai, vadinkim, pakartotinį, suorganizuosite šio pirkimą, kad jisai pirktų iš jūsų, o jeigu jūs dar antrą kartą sugebėsite taip padaryti, kad jisai ir atvestų jums dar vieną klientą. Matot, kiek kartų jau padidėjo jūsų pardavimai, vien tik dėl to, kad jūs dirbate su savo to klientu.